Šurmulys su Jėzumi. Kasdienybė su Dievu. Pastarosiomis savaitėmis gana nemažai per šias meditacijas apmąstame apie pačią maldą ir tęskime tą pačią natą taip pat ir šią. Aptarsime svarbią temą – šventąją dvasią. Nesenai per vieną šventąsias mišias girdėjome Jėzaus pažadą, kai Jėzus sakė: Jūsų tėvas iš dangaus suteiks šventąją dvasią tiems, kurie jį prašo. Tas pažadas nuskambėjo kaip 100% dalykas – prašykite ir gausite. Ir iš tiesų labai svarbus dalykas – prašytis tos šventosios dvasios. Tai didžiulė Dievo dovana, kadangi priimti šventosios dvasios dovaną – tai priimti patį Dievą. Dievą, kuris mums save dovanoja. Tad būtent tai šiandien maldoje prisiminkime ir apsvarstykime, kaip šventoji dvasia veikia mūsų sielose. Maldos gyvenimas kartais palyginamas su kelionė laivų jūroje. Čia yra gana konkretus tikslas – amžinybė. Galbūt yra įvairūs keliai ar maršrutai, bet tą kelią bet kuriuo atveju surandame, kai tikrai ieškome Dievo valios. Bažnyčioje yra labai daug palydovų mūsų kelyje. Kunigas, kiti žmonės, šeima, su kuriais kartu einame tikėjimo keliu. Tie palydovai labai svarbus, jie padeda atrasti tą maršrutą, nevadovauja. Ir kita vertus yra ir vadovas tame kelyje. Bet tas vadovas yra būtent šventoji dvasia, pats Dievas. Galbūt, jeigu norėtume žengti koja kojon su mūsų dienų aktualijomis, galėtume sakyti, kad šventoji dvasia yra kaip tikrasis mokytojas. Viena svarbiausių profesijų. Būtent tas, kuris padeda sužinoti, įgyvendinti, pajausti, pamilti. Ką daro šventoji dvasia? Kam to reikia? Būtent moko. Bet visų pirma primena patį svarbiausią dalyką. Primena, kad esame Dievo vaikai. Pati šventoji dvasia tarsi šaukia mūsų sieloje, kad esame Dievo vaikai. Šventasis Josemarija, dar būdamas jaunas kunigas pačioje kunigystės pradžioje, parašė vieną maldą šventai dvasiai, norėdamas padėti ir mums dažnai kreiptis būtent į šventąją dvasią. Ir tą maldą ir pasidalinsime savo puslapyje, taip pat tame paveikslėlyje, kurį galbūt matote prieš akis. Priklausomai kaip klausote šios maldos, matysite tą maldą. Ir ji prasideda taip: ateik šventoji dvasia. Tai paprastai, tradiciškai meldžiamės, šaukiame šventosios dvasios. Kartą priėjo viena moteris ir paklausė: visi kalba apie tą šventąją dvasią, bet kaip man jos melstis, kaip jos prašyti? Pati akimirką pagalvojo ir sakė: gal tiesiog sakyti, ateik šventoji dvasia? Ir tikrai taip. Ateik šventoji dvasia yra puikia malda ir stengiamės patys pripildyti šios maldos savo dienas. Ta malda tęsiasi: apšviesk mano protą, kad aš pažinčiau tavo įsakymus. Tęsime tą maldą ir dabar ją jau šiek tiek sukonkretiname, kadangi prašome šviesos protui, prašome supratimo dovanos. O tai labai susiję su ugdomoju darbu, nes pirmasis dalykas visada yra pažinti, suprasti. Didžiausias ir pirmasis Dievo priešas ir yra nežinojimas. Nežinojimo dėja labai daug. Dažnai iš tiesų sutinkame žmonių su pačiamis geriausiamis intencijomis, norais, nusiteikimu, bet kurie galbūt niekada nėra girdėję apie Dievą, arba kurių mintise tas Dievo atvaizdas yra tarsi karikatūra. Galbūt kažką būtų girdėję, bet dėja Dievo įsakymų, tos mylios Dievo valios jie nepažįsta. Ir vėl tai susijęs su tuo keliu žinojimu, kaip eiti pas Dievą. Žinot, suprast labai gerai. Lietuvų kalboje turime įdomų posakį. Šitam kontekste gal nuskamba kiek dramatiškai. Gerais norais kelias į pragarą grįstas, sakydavo mūsų senoliai. Turbūt provokuojanti metafora, nes tie geri norai yra tarsi tie akmenys, kurie, kaip būtų keista, dar labiau pagreitina kelionę į pražūtį.
Neužtenka vien geros valios. Norime pažinti tave viešpatė, tavo įsakymus, tavo valią, kad žinotume kelią pas tave ir gebėtume palydėti kitus tuo pačiu. Tęsime šventojo Josemarijos maldą. Sustiprink mano širdį prieš piktojo kėslus. Kas man regis yra labai gražu, prašymas sustiprinti mano širdį. Nes širdis arba jausmai yra nemažiau svarbu negu protas. Protas tiesa padeda pažinti kelią, bet turime sudėti visą širdį, kad tuo keliu tikrai eitume. O širdis yra tokia, kokia yra. Turbūt teko girdėti, širdis yra kaip išdavikė, nes neklauso, nes ne visada eina ten, kur turėtų eiti pagal protą, ne visada elgiasi taip, kaip norėtume net mes patys, ne visada paklūsta valiai. Ir vis dėlto jį tokia svarbi. Kartais klaidingai įsivaizduojama, kad krikščionybė tai yra tarsi paminti savo jausmus, savo širdį, sutrypti tai tam, kad atliktume pareigą, paneigtume individualumą. Ir žinoma, jokio būdu taip nėra. Priešingai sekti Kristumi tai atiduoti visą širdį, būtent nepadalintą širdį, kad pažintume tą Dievo kelią ir po to sudėtume visą širdį, visus jausmus, tam, kad tuo keliu sektume. Šventasis Paulius kartą rašė, ta pati mintis, vėl širdis kaip išdavikė, bet kitais žodžiais. Lobį mes nešiojamės moliniuose induose. Molis yra labai trapus, labai dažnai sudūžta, reikalauja apsaugos ir kartais jis kyla, truputį įsilieja. Ir turbūt labai panašiai kartais širdis. Gana lengvai suskyla, gana lengvai tas lobis, kurį nešame, truputėlį, sakytume, išsilieja, šiek tiek išsiblaškome. Ir viskas gerai, galbūt sakytų šventasis Paulius. Tiesiog žinokite, kad taip yra, kad tokie yra. Dėl to stengiamės ją saugoti. Stengiamės ją saugoti tam, kad galėtume atiduoti Dievui. Galiausiai yra valia. Maldoje sakome, sužadink mano valią, kas yra labai gražu. Ta valia kažkuria prasme yra kaip generolas, kuris sako, eik ten, eik čia. Yra protas, kuris pataria, yra širdis, kurią mes saugome, bet galiausiai reikia atsistoti ir padaryti. Tam reikia valios ir prašome šventosios dvasios, sužadink mano valią, padėk man įvykdyti. Galbūt prieš porą metų teko matyti vieną animacinį filmą, kurį padarė man regis Pixar. Ir jame buvo rodomas vienos mergaitės vidinis pasaulis. Tam tikras santykis tarp įvairių emocijų, nes ten buvo džiaugsmas, pyktis, liūdesys. Ir to filmuko vieta, kad kiekviena iš tų emocijų savaime yra gera, tiesiog tenka kiekviena iš jų surasti savo vietą. Ir labai dažnai, kai mąstome turbūt apie savo pačių gyvenimą, gana nesunku save atpažinti. Esame vienas žmogus, be abejonės viena asmenybė, bet yra tam tikras pasidalinimas tarp to, kas yra valia, protas, širdis. Kartais atrodo, kad šitie trys dalykai neina viena kryptimi. Protas, tai, ką suprantame, kad yra gera, reikalinga, tai, ko trokštame širdimi, tai, kur norime eiti. Yra tam tikras pasidalinimas. Teologai sakytų, paaiškintų, tai yra gimtoji nuodėmė. Tai yra tas pasidalinimas. Ir būtent dėl to yra šventoji dvasia tam, kad ateitų pas mus ir visą tai gebėtų suvienyti. Tačiau mes dienomis prašykime to šventosios dvasios savo, taip pat ir visiems kitiems, kad tas gerasis mokytojas ateitų į mūsų širdį ir kad gebėtume ją atiduoti Dievui, kad eitume Dievo keliu, kad būtume ryžtingi. Tad ateik šventoji dvasia, apšvies mano protą, kad pažinčiau tavo įsakymus, sustiprink mano širdį prieš piktojo kėslus, sužadink mano valią. Ir Marija, Dievo motina ir mūsų motina, mums padės.